Labas rytas. Labas rytas, visi brangiai. Na, šiandien pradėjau jau visai ne taip, kaip turėjusi. Jūs kokią 15 minučių buvote prisijungę, ne 15, okei, 5 minutės buvote prisijungę, kada nebuvo jokio garso. Mano klaida, naujoko reikalai. Bet čia, žinot, yra turbūt svarbu pasakyti, kad čia yra tiesioginis eteris. Yra gyva ir visokie techniniai bug nutinka. Gerai, greitai perbėgam, ką jums norėjau pasakyti šį rytą. Pirmiausia, mes, aišku, turim pasisveikinti su jumis, kad yra nuostabus penktadienis, yra 191 metų diena, Saulė patekėjo ir Dievas duos jį nusileis, viskas pagal planą. Bet kas svarbu? Svarbu, kad kiekviena, žinot, diena, o ypač kiekviena diena yra svarbi, bet yra tokių dienų, kurios turi labai daug svarbių įvykių, o kartais turi savo kažkokį savitą charakterį. Viena tokių dienų yra šiandien. Tai apie tai ir pasikalbėkime. Vat naujienoms. Naujienoms yra taip. Trumpai, kad trumpinti jūsų brangų ir taupyti jūsų brangų laiką. Ukrainiečiai naktį, švelniai tarkime, į Iljinską. Iljinskas yra Rusijoje, naftos perdirbimo gamykla, liepsnoja, sėkmingai liepsnoja. Per pastarąsias 3 dienas 21 laivą stumtelėjo po vandeniu ukrainiečiai ir sistemingai kala per naftos perdirbimo gamyklas, taip bandydami sukelti tokią švelniai, tarkime, benzino ar šiaip aplamai kuro krizę Rusijoje. Ir jiems tai sekas. Lietuva prisijungė prie NATO ginkluotės pirkimų koalicijos, čia Ankaroje. Per vykusį NATO viršūnių susitikimą Lietuva su kitom valstybėm pasirašė tokį ketinimų protokolą, kurio siekia sustiprinti nacionalinius gynybos pramonės pajėgumus ir plėtoti bendrus ginkluotės įsigijimus. Ketvirtadienį buvęs Palm Beach International oro uostas Floridoje oficialiai pervadintas į President Donald J. Trump International Airport. Tai pirmas kartas, kai oro uostas pavadintas dabartinio JAV prezidento vardu. Svarbu pasakyti, kodėl tas oro uostas, todėl kad prezidentas Trump šio oro uostu naudojasi gana dažnai. Tai nėra kodėl. Taip nusprendė Floridos valstijos susirinkimas ir gubernatorius pasirašė šį įsakymą, bet šalia oro uosto yra Trump rezidencija Mar-a-Lago. O per metus šio oro uostų naudojasi daugiau nei 8 milijonai keleivių. Taigi, griebkite puodelį kavos ir mes keliaujame pasižiūrėti, kokie šiandien orai. O orai šiandien žada mus pagaliau pradėti džiuginti. Pagaliau iš tos tamsos išeiname į šviesą, išeiname į tą šviesąją pusę, kur bus daugiau šilumos ir mažiau vandenuko. Nice. Primenu, čia kažką prie kavos. Ir šiandien, Liepos 10 diena, Lietuvoje dar vadinama 7 broliai miegantys diena arba 7 miegančių brolių diena. Etnologų teigimu, 7 brolių miegančių dienos pavadinimas yra kilęs iš legendos apie 7 brolius tikėjimo kankinius, stačiusius šventovę Kyjive, o paskui užmigusius ir miegančius iki šiol. Beje, Liepos 10 dieną rytmetį danguje trumpam pasirodė ir sietynas, sudarytas iš 7 žvaigždžių. Nuo seno pagal Liepos 10 dienos 7 miegančių brolių orus buvo sprendžiama, kokie orai laukia likusią vasaros pusę. Buvo tikima, jei šią dieną be perstojo lyja, lis ir dar 7 dienas, o gal ir 7 savaitės. Bet jei šią dieną visai nelyja, irgi nėra gerai. Tai pranašauja sausrą ir prastą derlių. O vat pajūryje nustos lyti. Aš įsivaizduočiau, kad po šitiekos dienų ir šitiekos kritulių gali šiandien per tos brolius ir nebelyti. Vis tiek
sausros neturėtų būti. Sušils iki 20 laipsnių šilumos tiek Nidoje, Palangoje ir Šventojoje. Vilniuje, Kaune irgi iki +20, bet po pietų lietus. Čia su tais broliais galim pamatuoti. Jeigu mes žiūrim per Lietuvą, čia visai nelis, čia lis pusę dienos, suma sumarum panašu tai, kad viskas bus gerai. Turime daugiau dienos šviesos, daugiau šviesos saulės, pamatysis, sklaidysis debesis, bus viskas gerai, toks viltingas momentas, tokia mikrokalėdos. Ir jeigu taip atsargiai paprognozuoti, o prie tų atsargių prognozių prisideda Lenkų meteorologai, kurie spėja apie karščio bangą, kuri dengs Europą, užkabins Lenkiją ir Lietuvą dar šią vasarą. Žodžiu, viskas bus gerai. Ačiū Jums, kad Jūs parašėte man ir komentarus apie tai, kad nesigirdi garso. Nepatyręs aš Jakilaitis ir man dar mokytis. Užtat čia yra didžiausias džiaugsmas, kad Jūs dabar kartu ir mes esame šiame eteryje ir Jūs žiūrite pas mano ritualinius ryto dalykus. Kalendoriuje svarbi diena. 1500, kaip ir visos svarbios, bet šitai ypatingai, 1509 gimė Jonas Kalvinas. Vienas žymiausių reformacijos veikėjų, teologų, susisteminės reformatišką mokymą, vėliau pavadintą kalvinizmu. Jis padarė didžiulę įtaką tiek 16 amžiaus reformacijos judėjimui, tiek viso protestantizmo vystymuisi, tiek naujų amžių vakarų Europos kultūriniai raidai. O štai 1856 metų Liepos 10 gimė vienas didžiausių pasaulio genijų Nikola Tesla. Jis išvystė ir išpopuliarino kintamosios srovės sistemą, kuri leido tą vadinamą AC. Atsimenat, AC, DC, tai jam priklauso AC išradimas. Tai leido elektros energiją perduoti dideliais atstumais. Jo patentai ir išradimai padėjo pagrindus šiuolaikiniam elektros varikliui ir radijo ryšiui. Dėl tokių savo idėjų iki šiol įkvėpia ir naujosios kartos vizionierius. 1905 metais Nyderlandų karalienė Vilhelmina oficialiai atidaro pirmąjį Hagos arbitražo teismą. Šis žingsnis padėjo pamatus ten 913 metais pradėjusiam veikti garsiam Hagos taikos rūmų kompleksui, kuriame šiandien įsikūręs Jungtinių tautų tarptautinis teisingumo teismas. O 1925 metais Daytono miestelėje JAV prasidėjo beždžionių procesas. Buvo teisiamas 24 metų mokytojas Scopes, kuris išdrįso mokiniams dėstyti Čarlzo Darvino žmogaus evoliucijos teoriją. Teismo sprendimu mokytojas buvo nubaustas $100 JAV bauda. Milžiniška bauda. Tuo metu $100 JAV, tai ne dabar. Muzika. Atsimenat, ar ne, kad po šio video yra nuoroda į Spotify rinkinį, kur galima surasti labai aktualios muzikos mūsų rytiniam susitikimam, kurie šiek tiek siejasi arba, iliustruoja pasakojimus tinkamus vienai ir kitai dienai. Muzika prie kavos, taip vadinasi šis rinkinys. Ir šiandien ten rasite ir toliau paminėtų atlikėjų dainas. Taigi 2000 metais grupė Coldplay išleido savo debiutinį albumą Parachutes. Šis įrašas akimirksniu išpopuliarėjo ir Didžiojoje Britanijoje, o paskui ir visame pasaulyje. Tai tarp kitko UK top albumų čartai jis per kokias kelias savaitės nukeliavo tiesiai į pirmąją vietą. Toks debiutinis albumas šovė labai neprastai. O 2002 metais šis albumas grupiai lėmė ir Grammy apdovanojimą kaip SIDS geriausios alternatyvios grupės muzikos albumas. Žodžiu, alternatyva. Kita naujiena vakar. Vakar pasklido plačiai apie tai, kad
mes turime ir šiek tiek kitokių įvykių. Nes Liepos 10 šiandien turėjo būti pirmoji jos suplanuoto didelio vasaros koncertinio turo diena Vokietijoje. Šitas koncertinis turas turėjo trukti net iki 27 metų pabaigos. Aš kalbu apie Gaynor Hopkins, dar žinoma kaip, arba sceniškai žinoma kaip Bonnie Tyler. Žinot, tas Liepos mėnuo jos biografijoje dabar įgaus visai kitą reikšmę. Vakar pranešta, kad naktį iš Liepos 8-osios dainininkė netikėtai mirė Portugalijos ligoninėje. Jeigu jūs, aš esu didelis muzikos mylėtojas, jeigu jūs manęs paklaustumėt, Bonnie Tyler, tai yra 3 dainos, kurias aš galėčiau taip atsiminti. Bet kokios 3 dainos? Vien Total Eclipse of the Heart. Aš nežinau, toks kultūrinis himnas. Pažiūrėkit, jos tos 3 dainos, 2 tai tikrai ir reklamose, ir filmuose, ir kur tik tai norit. Vat vien Total Eclipse of the Heart, man įdomi daina to, kad jos parduoda beveik 6 milijonai kopijų kaip dainos. Ir 1,3 milijardo peržiūrų vien tik YouTube klipo. Klipas, tarp kitko, labai savo laiku buvo nepaprastai įspūdingas. Ir turint omeny, kad daina išleista 1983 metais, o iki šiol ją atsimena tikrai daug muzikos paklausytojų. Įdomus dalykas. Be to, konkrečiai šita daina dar yra įdomi ta, kad susidomėjimas jie bangomis pakyla tada, kada pasaulyje kažkur vyksta saulės užtemimai. Bet toks šios dienos kalendorius. Aš norėjau, kad būtų šiandien penktadienis ir tokios lengvos temos jums ir temoje dienai. Temoje, kurią jūs galite dabar laisvai pasirinkti patys. Čia ta rubrika, kada jūs galite apgalvoti arba, sakykime, duodu jums tokį suflerį, kad šiek tiek pasigilinti į vieną ar kitą istoriją. Arba aptarti tai su draugais, bendradarbiais, šeimos nariais. O jeigu jūs nežiūrite šios laidos, o jos klausote, tai jums bus toks mini YouTube radijo pasakojimas. Gerai, 3 istorijos, svarbios. Šiandien 10 dieną, Liepos 10 dieną, pasak legendos, Lady Godiva, Godgifu senąja anglų kalba, tas vardas reiškia Dievo dovana, o šiaip Lady Godiva, jeigu kam tas Lady Godiva neskamba, buvo 11 amžiaus anglų kilmingoji ir Mersijos grafo Leofriko žmona. Ji žinoma dėl garsios, tikrai nebe jums girdėtos, viduramžių legendos pasakojančias, kad kaip tik šiandien, Liepos 10 dieną, Lady nuoga jojo ant žirgo Coventrio miesto gatvėmis. Taip siekdama panaikinti savo vyro įvestus didžiulius mokesčius vietos gyventojams. Pasakojama, kad grafas Leofrikas, supykęs dėl nuolatinių žmonos prašymų sumažinti mokesčius, juokais pareiškė, tai padarysiantis tik tada, jei ji nuoga prajos per miesto turgavietę. Lady Godiva priėmė iššūkį, ji paprašė gyventojų likti namuose ir užverti langines. Jodama, ji savo nuogą kūną prisidengė tik nuostabiais ilgais plaukais. Maždaug nėra ten tų labai daug detalių, bet kalbama, kad vyras tesėjo pažadą ir mokesčius panaikino. Net koventriečiai net iki 18 amžiaus pabaigos gyrėsi, kad miestas neturi mokesčių būtent dėl šio įvykio. O taip 18 amžiaus bėgyje šitą legendą pasipildo ir dar vienu naujų personažų, siuvėjų Tomu, kuris ignoravo Lady prašymą ir pro plyšį paslapčiomis pažiūrėjo į jojančią grafienę. Už tai jį ištiko Dievo bausmė. Jis apako. Anglų kalboje frazė
peeping Tom iki šiol vartojama apibūdinti sekiotojams, gašliams stebėtojui ar vojeristui. Nors Lady Godiva buvo reali istorinė asmenybė, jos nuogos jojimo istorija yra tokia laikoma vėlesnių laikų mitu. Realybėje ji buvo itin pamaldi moteris, žinoma dėl didelių piniginių aukų bažnyčioms ir vienuolynams. O kartu su vyru ji įkūrė tarp kitko ir garsų benediktinų vienuolyną Coventryje. Kągi, antroji istorija. Šitą jūs turbūt ir atsimenat. Iš tikrųjų, ji kažkokiu momentu dominavo visose naujienų antraštėse ir aplamai, kaip sakyti, daugumos pasaulio žmonių protose tuo metu, kai vyko šita drama. 2018 metų Liepos 10 Tailande buvo paskutinė dramatiškos pasaulį sukauščiusios gelbėjimo operacijos diena. Ta diena narams pavyko sėkmingai išgelbėti paskutinius 4 futbolo komandos berniukus ir jų trenerį, kurie net 17 dienų buvo įstrigę visiškai užlietame Tam Lang urvų komplekse. Šios istorijos aplinkybės susidėjo iš virtinės nenumatytų įvykių, kurie virto viena didžiausių gelbėjimo operacijų pasaulyje. Birželio 23 dieną 12 jaunų futbolininkų nuo 11 iki 16 metų ir jų 25 metų treneris po treniruotės nusprendė taip originaliu būdu urvuose atšvęsti vieno berniuko gimtadienį. Programos dalis ir buvo patyrinėti urvus ir ten viduje urvuose, suradus vietą, surengti gimtadienio vaišes. Jo, tai turėjo būti toks trumpas ir linksmas nuotykis, bet būnant jiems tame urve šiek tiek giliau, prasidėjo tokia labai netikėta ir stipri musoninė liūtis ir vanduo greitai užliejo siaurus urvo praėjimus ir atkirto komandai kelią atgal. Gelbėdamėsi nuo kylančio vandens, vaikai su treneriu nukeliavo apie 4 kilometrus į urvo gilumą ir apsistojant nedidelio sausos olos platformos visiškai tamsoj. Jie buvo rasti gyvi tik po 9 dienų intensyvių paieškų, o pati gelbėjimo operacija truko dar savaitę. Tai šiandien ta diena, kada jie buvo galutinai išgelbėti. Na ir trečioji istorija. Su šituo dalyku jūs susidurėte kiekvieną dieną. Šioje istorijoje išradėjas švedas Nilsas Boglinas. Jis prieš savo darbą vienoje kompanijoje, kurią tuoj paminėsiu, dirbo aviacijos srityje kaip inžinierius ir be viso kito ten kūrė ir tobulino saugos diržus lėktuvų pilotams. 1958-aisiais jis tampa Volvo vyriausiųjų saugos inžinieriumi. Jau po metų 59-aisiais. Išanalizavęs daugiau negu 28 000 avarijų, jis pasiūlė automobiliuose diegti savo 3 taškų saugos diržą, sulaikantį žmogų ties juosmeniu ir krūtinę. Iki tol diržai buvo tik per juosmenį arba automobiliuose, jie išvis nebuvo montuojami. Kurdamas šį saugos diržo modelį, inžinierius visų pirma siekė, kad jis būtų patogus, paprastas naudoti ir apsaugotų tiek viršutinę, tiek apatinę kūno dalį. Ir kad jį užsisegti galima būtų viena ranka. Jam visą tai pavyko. Pirmieji saugos diržai Volvo automobiliuose atsirado 1959-aisiais. Neilgai trukus Volvo priėmė sprendimą užpatentuoti Bolino išrastų saugos diržus atvirų patentų. Tai vyko būtent šiandien, Liepos 10 dieną. Nuo tos akimirkos, kai buvo išduotas patentas, automobilių gamintojai visame pasaulyje galėjo laisvai naudoti būtent šią saugos diržų sistemą savo automobiliuose. Taip, atrodytų paprastas inžinierinis sprendimas išgelbėja ateityje milijonus gyvybių. Štai tiek šios dienos istorijų. Na, o artėja savaitgalis. Aš tikiuosi, kad jūs šiandien, jeigu nedirbate šeštadienį ir sekmadienį, šiandien užbaigsite savo darbus ir turėsite puikių dienų. Nežinau, ką veiksite jūs, parašykite komentaruose, nes čia yra gyvas tiesioginis eteris. Aš šį savaitgalį pabandysiu paskaityti knygą. Čia palikimas, ne tai kad palikimas, čia susipirkimas iš to, kas lieka po knygų mugės.
Tai viena iš tokių Eric Voyar darbotvarkė. Trumpas, bet gausiai dokumentuotas pasakojimas apie tai, kaip remiami pramonės magnatų į valdžią atėjo naciai, kaip Europoje rutuliojosi įvykiai iki Austrijos prijungimo prie Vokietijos ir kas dėjosi po to. Nu, va, tokia knyga. Jeigu neskaitėt, negaliu dar nieko pasakyti, mane tas aprašymas patraukė, bus matyti. Aišku, rankose pas mane yra numylėtos verslo klasės numeris, jis jau mane pasiekė praeitą savaitę, bet taip ir nugulė ant stalo ir, kaip sakai, nepriėjo rankos jo atsiversti. Bet tuo ir gerai yra verslo klasė, tai yra žurnalas, kuris judės, gulės, o paskui tai vat, ir bus perskaitytas. Tai vat ir yra planas tą padaryti būtent per šį savaitgalį. Na ką, ir aišku, aš niekaip neišsisuksiu be jūsų tokio palaikymo. Matot, čia koks entuziazmas pas jūsų hosterį šio ryto. Palaikykit mane, uždėkite like, parašykite vieną kitą pastiprinantį, o dar geriau kokį nors patariantį komentarą, ar pasidalinkite savo istoriją. Parašykite, ką norėtumėte, kad apie kažką tai papasakočiau. Žodžiu, bet kuriuo atveju, ačiū, kad jūs esate čia. Mes turime paskutinę dalį. Vakar labai smagiai sureagavote į tokį mūsų pradėjimą. Pažiūrėkime, kaip seksis šiandien. Tuoj suprasite, apie ką čia. Taip. Ritualas dienai, pamenat vakar, darėm šitos reikalus su podeliu. Aš suprantu, kad tai yra, bet šiandienos ritualas yra labai svarbus, dėl to, kad jis susideda iš 3 dalių. Pirmoji dalis. Tam, kad jūs galėtumėt išjungti savo smegenis nuo darbų ir rūpesčių susijusių su darbais, jūs pabaigę savo darbus arba nepabaigę savo darbų, bet tada, kada dėsit ant stalo ir eisit į automobilį, aš nežinau, viskas paskaityt, pabaiga, šiandienai užteks. Jūs paimat ir jeigu jums kažkur galvoje liko kažkokia nebaigta mintis, jūs paimat popieriaus lapelį, paimat rašiklį ir ant popieriaus lapelio užrašot. Aš tokį tai darbą, arba tokius tai darbus atliksiu tokią tai dieną. Kitą savaitę, pirmadienį, whatever, kada pasirinksit. Labai svarbu. Pirmą. Tai darote pirmą. Tada, dėmesio, laikas savo, kvėpavimo pratimas, įkvėpėt. Lėtai, 7 sekundės įkvėpt, užlaikot kvėpavimą 4 sekundės, 101, 102, 103, 104 ir per 8 sekundės iškvėpėt. Ir taip 4 kartus įkvėpėt, užlaikot, iškvėpėt. Įkvėpėt, užlaikot, iškvėpėt. Po 4 kartų jūs dedat ekranus į šoną, atsidarot langą, išeinat į lauką, atidarot langą automobilyje. Ir tokiu būdu įkvėpėt šviežio oro arba tiesiog padarot kažką kito, tai reiškia, kad jūs pradedate savaitgalį. 3 žingsniai. Nukeliat darbus į kitą savaitę, pakvėpuojat 4 kartus ir padarot tokį fizinį veiksmą, atsidarot langą, pasidėt ekraną, išeinat į lauką, ką tik norit. Tai prasideda jūsų savaitgalis ir aš linkiu, kad jis būtų geras. Tikiuosi, be jokių technologinių bampų mes su jumis pasimatysim jau ateinantį pirmadienį. Gražaus savaitgalio, aš Giedrius Ledas, kažką prie kavos. Sudėjau.